sistemai. Submagnet tabletė užtikrina geresnį magnio įsisavinimą. Jei nuolatos skubi, kliūtis įveikti turi ar laukia iššūkį rimti, o nori iki vakaro išlikti žvali, Submagnet visos dienos magnis. Sprendimai turi būti laiku, o ne atidėliojami ateičiai. Turime sprendimą pokyčiams. Pokyčiams, kurių tikrai reikia. Kredito būsų atnaujinti paraišką vykdykite sbenzingas.lt arba šių banko skyriuose. Sbenzingas. Eugenijus, nuolaidų kepimo genijos. Velykiniai pasiūlymai jau iki. Šią savaitę su iki kortele balti vištų kiaušiniai €49 centai. Kosmetikai ir buitiniai chemijai 40, o produkcijai milka net 50. Arčiau tavęs. Dega. Skrandžio. Uždėsim pirminį, suvaldos 20 mg. Viena tabletė ir apsaugai nudeginančio elementą garantuota visai dienai. Sveiki ir laba diena. Labą dieną. Va šiandien jums parodys video. Vartojant tik vieną kapsulę per dieną. Eskandra stiprus smūgis rėmenį. Prašom neperskaityti pakutės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Citadelė. Bankas visiems savo poreikiams. Žygimantas. Mes kartu bandysime net paliauti. Keliausime į Nepalą, kur bandysime pasiekti Everesto. Bring your digital life to a whole new level with NordVPN. Choose the fastest VPN on the planet and explore the internet without interruptions. With a single tap, it will protect you online, so you can browse safe from ads, malicious 17:55 ir 22:30, o jeigu žaidimas kiekvieną vakarą 22:30. Tuo pat metu kasdien skelbiame ir dienos loto laiminguosius. Laimėkite pavasarį. websites and hackers' eyes. Travel the digital world. Pasikeičiamiausias bičas, pasakysiu taip. Aš esu žvaigždė. Mes statėme visą popkultūrą Lietuvos. Esi geras? Paskui mūsų vyrų karelių dalyvauja. Neranda detalės, gerai? Vakarienė ar pietus su valanda kainuoja apie 2000 eurų. Jeigu reikia dėl verslo, su pagaliu ir apsipjauti. Čia ekstra užžiūrė. Mes esame leidę oficialiai, kaip kitaip aš kitaip neįsivaizduoju gyvenimą, kad galime šiaip gyventi kartu. Aš įsivaizduoju. Skirtumas tarp jūsų amžius visiškai menkutis. Viso labo 25 ir dar truputis. Apie Aną Eržilą tu naktimis svajoji, bet kaip aktorė tikra, kovoje dėjo. Žanras gali pasikeisti bet kurią minutę. Tokios kelionės. Pirmadieniais 20 val. Per Delfi televiziją. Nuoširdūs pokalbiai. Kai atsiranda vaikai, aš supratau, kad tu pradedi gyventi ne savo gyvenimą. Išmintis tai yra turtas, kuris yra neperduodamas. O išmintis uždirbama tiesiog savo užpakalį. Juokas, ašaros ir žinoma, su meile pagaminti patiekalai. Užkalbini, mini lietuviškas kelininkas. Žinoma, šeimos. Augustinas Žemaičiai kviečia patirti įspūdingų nuotykių, o pakeliui keliautojų patyrimai, patarimai ir patikrintos žinios apie tolimiausius kraštus. Įdomiausius metus, kelionių dienoraščius, saulės. Совсем не равнодушен, вот такой пацан.
Nelabai suprantu, dėl ko mes kreipiamės. Labiausiai. Tai taip, gyvenam atskirai. Ir kaip teisininkė Gracija išgarsėjo kritikuodama žvaigždžių stilių. Atsiųsdavo komentarą. I'm sorry, Jack. Rose passed away in 1996. Did she die peacefully? Yes, she died peacefully in her sleep. Karalius Everestas. Didžiausia yra fobija. Man tėvukas visada sakė, jei kažką darai, daryk gerai, o jei blogai, daryk, kad nepagautų. Širdutės, už atominę dukrą. Žmonės suprastų. Paprasta, bet gera gyvenimo taisyklė. Gyvenimas yra be galo trapus, kad tai, ką mes planuojam, kad vakare 7 val. Būsim kažkur. Per visus 52 metus nesam vienas kitam labai rimtais veidais pasakę, aš tave myliu. Tu turi padaryti, nes nebus vis. I don't fake my lifestyle for anybody. I have good. Jeigu dabar kažkas
krosnį, namuose, aišku, krosnio turbūt tokių niekas neturi, tai tinka orkaitė, ne? Malatskas. Finalinis potėpis, daug atominio padažo, kuris ir sukuria tą visą atominį šitos picos efektą. Įsivaizduok, ant kiek gera šitą pica, kad iki Vilniaus eina kalbos, kad jūs vat ją turite picą, kurios nieko kitur neparagausite. Tik tai čia Visagine, tik tai trečiam lektoriui. Pirmas tavo kartas Visagine, ne? Šiaip, kas įdomu yra, tai apie trečio bloko oficialiai reikia pasakyti, kad ją lanko visi atominiai turistai. Žinai, kas tai yra? Ne. Žmonės, kurie atvyksta į Visaginą, būtent pasidomėti būtent atominės elektrinės reikalais. Tai čia aplink elektrinę vėl pasivaikščioti, pažinti miestą ir čia ateina tam, kad sėdėtų tarsi būtų prie elektrinės, nes už mūsų nugaros yra ta Visagino atominė elektrinė. Čia sėdėdamas tu gali pasijausti, tarsi būtum atominiam pasaulyje. Gerai, tai čia yra atominė pica, dabar kaip yra tau su ruoškiu maistu? Atrodo, radioaktyva. Nelabai, okei. Gerai. Čia yra toksai gesintuvas, mes pasiruošę. Aš tiesą sakant, nežinau kokio tai aštrumo, jie sakė labai aštru. Vieni valgo pizzą su įrankiais, kiti valgo pizzą su rankom. Tu gali pasirinkti, kaip tu valgysi. Kaip tu valgai prastai? Na, aš rankom valgau, aišku. Opa, 3, 2, 1. Plonytė tešla, tikrai labai daug pienų, tai reikia pastebėti, kad tikrai nepagailėta. Taip aš, žinai, jie labai aš pradžiu nuimsiu. Gerai, dega, nedega. Kaip tu, na. Negaliu kalbėti. Degėjau? Žudė. Pizza yra tikrai labai aštri. Nešvelniai aštri. O, yra nereikalas. Man atrodo, reikia santuvo. Tikrai aštri. Padažo, matai, labai daug padažo pripilta. Aš išvalgau. Jo, čia yra meta. Tiems, kas nori degti. Jeigu trūksta šilumos gyvenime. Šilumos? Jo, stoj. Sušilsit ir rausit. O kodėl? Aš jau, man atrodo, traukas, aš Bus taip gerai? Tai kartais būna taip, kad net didžiausi valgytojai pasitenkina mažų. Va štai jau. Tu savęs sveikės grįžt. šiaip labai skanu. Jūs matote akivaizdžius įrodymus, kad laida gali būti gyvybiškai pavojinga. Prašau, stabdyk. Mes tau kitą pasakykime. Čia yra daug rūšių. Viskas, stop. Gal tai skaidra? Skaniai, bet žinau, kad tau ne. Tau aštrumas ne. Tai tikrai, čia yra pica, tiems, kas mėgsta aštrį, aš manau, aštrumo mėgėjai visi autobusais važiuosi Visagino, valgai šitos picos, apie padažą aš nesiaiškinu, tiesiog sakė labai aštrus ir deda jie daug visko, kas yra aštru. Besigaivinant nuo atominės picos, dabar man reikia tavo verdikto. Mes šiandien tikrai valgėm daug, tikrai nesukūsim po šitos kelionės. Išrink, kuris iš 3 šios dienos patiekalų buvo tavo favoritas? Colors
Все же придурки. Как такое может быть? Думаешь, что с тебя забыть? Разве я не могу? Или какие мы все же придурки? Как такое может быть? Думаешь, что с тебя забыть? Разве я не могу? Или какие мы все же придурки? Как такое может быть? Думаешь, что с тебя забыть? Разве я не могу? Или какие мы все же придурки? Как такое может быть? Думаешь, что с тебя забыть? Разве я не могу? Или какие мы все же придурки? Мой пациент, друг, выкупаем аниме. Очень совсем не рано в душе. Девочка, ты рай мой, ходим мы по краю. Снова я украл тебе звонит мама, но ты не берешь тут. Девочка, ты рай мой, ходим мы по краю. Снова я украл тебе звонит мама, но ты не берешь тут. Девочка, ты рай мой, ходим мы по краю. Снова я украл тебе звонит мама, но ты не берешь тут. Išmintingas žmogus kartą pasakė. Prisė šalia, vaikiausi laimės, o jį prieš mane taip tyliai verkia. O mane ar girdėjai? Nesakyk, kad buvai.
pasieks keršto. Lėksiu autostradą. Oh my god, она слишком любит суши. Saulė leidžias aplink tyla. Apimaki burį. Jaučiu. Man vakar buvo šalta, kol sutikau. Norėjau daug būdų, važinėsiu opeliu ir nebus jokių bėdų. Man jauku ir malonu, apsitrieskiai. Любовь это... Любовь это когда кроме нее никто не нужен. Когда в обнимку под дождем и босиком по лужам. Любовь это когда ее взгляд на тебя застужен. Любовь это... Любовь это когда кроме нее никто не нужен. Когда в обнимку под дождем и босиком по лужам. Любовь это... Banka, klačiukau praeitą dieną su pitono raštu. Kai совсем nėra на душе. Вот так. Je réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que je veux être dans la légende. Shimmy up, drink.
go. If you play, Let's go. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, put them, place them both in mine. You know, they say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, put them, place them both in mine. You know, they say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, put them, place them both in mine. You know, they say, oh my. Let's Levo go. под моим. Там ходил. Я хочу сегодня пить. Don't be scared. हम आग लगा देंगे उस महफिल को Ačiū Jums už pokalbį tai ir palinkėsim stipriai. О, мой.
čia nėra ką veikti, we need a harmony stuff. Tokio draudimo daugumą. Neteisiškai abejotini. Vis dėlto kova lyg su vėjo malūnais. Penktadienis ir tai visada mūsų laidoje reiškia tą patį, mes pateikėme jums receptą, šįkart kreipiame dėmesį jau į artėjančias Velykas. Mano mėgstamiausias. Please with desire, coming around to live and girl, I roll out them eyes.
Mau música. Oh, ini dia mau música. Itu música. Šitą muziką groja. Trečia balandis, bet balandis dažnai būna būtent toks, kad šiandien dar vėl snigo, negailestingas ir nenuspėjamas. O kitą savaitę termometrai Lietuvoje rodys jau virš 20 laipsnių. Wow, įspūdingai. Wallow in self-pity.
Dar prieš 2 valandas čia. You carry protection with your hardcore, like CL Dion. Come a chameleon. Stop working just. This is my point. You want it, I want it, you want it, so come get it. I got my red dress. Lietuvoje ir daugiau to sniegelio buvo. Taigi, ypač laukiniai. Kai kurie jau mano minėtas rūtenis, jis yra toks lepus, sakytum, ir labai, na, toks, labai tas kotelis, plonas, minkštas. Ir vis tiek kontaktas su sniegu, sniegas šaltas, na, galėtų lyg nukentėti. Žinokit, po 2 dienų, kai ateis tikroji šiluma pavasario, jie išsities, puikiausiai žydės, kamanės po juos ir bitės skraidys, viskas tvarkoj. Tai mažiausiai. O paukščiai, žinokit... Geras tu apsvaigus naktį vėl nerandam vietos. Kiek variklių dar užkalt gali, jeigu tepija, kad driko zelenė, dajte, o скрепты богиня словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини, дайте, о скрепты богиня словно кукла Барби. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает, и не бьется в венах кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает, и не бьется в венах кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает, и Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just oh, not another. Про ответ слангу. Такой детест. Сегодня взрослее стала. В жизни так бывает, что любовь. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. You see it when you close your eyes. Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here. Now you're gone. I keep reading it by the phone, with the pictures hanging on the wall. Now you're gone. I realize my love for you was strong,
And I miss you, and now you're gone. I keep waiting by the phone. It's the pictures hanging on the wall, but now you're gone. Поехали! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it a... Поехали! Oh, hush, little baby, don't you cry. Things gonna Set me on a date, I deserve a break. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So set me on a date, I deserve a break. Well done. Well done. Aukštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls, dulkės, kol tau. Nani, like that. just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Just gonna stand. Joe, I don't wanna
žaiskime. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn your radio on. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn your radio on. Совсем не рано душе. Вот такой пацан, пятый ран, хоть... Šiaulių kazino Admiral. Stebėkite šiandien per BTV. Bankas visiems tavo poreikiams. Top Sport. Pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Dalyvavimas startės lošimuose kaip paprastas netikrinimus. Lošimo automatai. Lažybos. Optimet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką tą žodį taip padaryti? Šiandien per BTV. Ilga naktis virs nesibaigiančią vasarą. Nuo žada iki 10 ryto. Kitaip turi galvonas. O kaip tu manai, kur? Gyvenimas nuotraukas. Kaip įvykdyti mirtimi kvepiančią užduotį, kurios net nenori vykdyti. Alas Pačino ir rimti vyrai. 21:15. Visada veiksmas per BTV. Pakalbėkime apie kartais trūkčią neaktyvuką. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Lofai. Sudėtingose situacijose svarbiausia nesutrikti. Sulaukus įtartino iškvietimo, nepakliūti į spąstus. Kas apsėdo didįjį? Kodėl žlugo sveikuolių stovykla? 911. Darbo dienomis. 19 valandą. Visada veiksmas per BTV. Kazino Admiral. Lažybos. Lošimo automatai. Žmonės sako durna ir bažnyčioje visi. Mane rūpi, kam sekasi geriau. Angelina Jolie ir Johnny Depp'as. Twitteryje turistas. Antradienį neįveikiama mokslinės fantastikos jėga. Terminatorius. Išsigelbėjimas. Trečiadienį įspūdinga Bruso Viliso kelionė 16 kvartalų. Ketvirtadienį divizija be kompromisų. Snaiperis. Tobulas šūvis. Penktadienį visus nebaigtus darbus pabaigs Jasonas Statehamas ir Benas Fosteris. Twitteryje Mechanikas. 21 valandą. Visada veiksmas per BTV. Skubėdamas į iškvietimą.
Ar nuspėsite tikruosius įtariamųjų kėslus? O gal viskas yra šiek tiek kitaip nei atrodo? Detektyvai, kuriems sunku atsispirti. Kasdien 9 vakaro per TV1. O, ничего не видел. Labas vakaras Lietuva, mūsų laida link pabaigos, penktadieniška laida, pakeliui nuotaika, netrukus žinias perims. Eteris su Gintaru Deksniu ir Dominiku, bet mes turime dovanėlių. Taip, mes dar nesame ant žemų starto, mes dar norime visus mūsų žiūrovus pasveikinti su tokiu penktadienio vakaru ir vieną dovanoti 2 pakvietimus į animacinę kino juostą. Nes sukčiai siautėja ir kartais tu nesupranti, kaip tave išduria, sakykime, Kol tai. kas ta mūsų situacija atrodo kaip siaubo filmas, štai ir praėjusią parą prisistatė bankų, mokesčių inspekcijos, mobiliojo ryšio operatorių ir policijos darbuotojai sukčiai iš 7 žmonių išviliojo apie 55 000 eurų. Didžiausią nuostolį vakar, pabrėžkime, patyrė klaipėdietė. Ji paskambinusiems sukčiams tiesiog atidavė 22 000 eurų. O pernai į sukčių pinkles pateko apie 13 000 lietuvių ir jie prarado 17 milijonų. Tai įsivaizduojama didelė suma ir štai mūsų šiandienos pašnekovas sako, kad yra efektyvių būdų kovoti su tokiais nusikaltėliais, bet tam Lietuvoje tiesiog nėra. Kodėl jūsų nuomonė, kiekvieną dieną, kad neduokite savo pinigų sukčiams, neveikia? Na, akivaizdu, ne, kad net ir vakar dienos pranešimai rodo, kad sukčiams atiduotos didelės sumos pinigų ir